Gerbiamas merė, sakykit, kaip jūs iš savo pozicijos galite komentuoti situaciją bendrovėje Autrolis? Aišku, situacija nėra pavydėtina ir turbūt pirmą kartą istorijoje nutinka tokie atvejai, kai skelbimi streikai ir iki šiol tokio spontaniškumo nebuvo, bet matyt, tai situacija neišvengiamai susijusi su ekonominiu sunkmečiu ir nenori savivaldybė turėjo priimti sprendimus mažinti ridą, konkrečiai intervalus, laiko intervalus ir atitinkamai, aišku, tiek autobusai, tiek troleibusai nuvažiuoja trumpesnį atstumą. Ir tų maršrutų skaičių šiek tiek sumažėjo. Natūralu, kad tai atsiliepia ir darbuotojų darbo užmokesčiui, ir mažiau vairuotojai turi darbo, bet esminė priežastis yra ta, kad nuolatinio bilietėlio kaina nepadengia visų bendrovės išlaidų tiek vienos, tiek kitos. Ir savivaldybė neišvengiamai turi taip pat dotuoti tas kompanijas, mokėti subsidijas jiems. Ir dar kai dabar paskutiniu metu pakilo pridėtinės vertės mokestis nuo 5 procentų iki 19 pradžioje, o dabar nuo rugsėjo 1 iki 21 procentų, atsirado poreikis mokėti ir į valstybės biudžetą jau ne 1 milijoną litų, o 10 milijonų litų pridėtinės vertės mokesčio. Tai nenori maždaug susidaro apie 12 milijonų litų kasmet papildomų mokėjimų. Tai reiškia, arba savivaldybė turi papildomai dotuoti, mokėti įmonėms ir subsidijuoti jų veiklą, arba savivaldybė turėtų kelti bilietėlių kainas. Tikrai miesto taryba kainos peržiūrėti neketina ir negalėtume ir turbūt nebūtume suprasti. Ir dėl to atsiranda neišvengiamas poreikis koreguoti maršrutų sistemą, koreguoti ridą, kaip minėjau, trumpinti, tai yra didinti intervalus tarp važiavimų ir natūralu, kad tai atsiliepia ir iššaukia vairuotojų galbūt nepasitenkinimą. Yra manoma, jog vairuotojai gali likti su minimumu, ta prasme, atlyginimas bus tik minimumas. Ir generalinis direktorius Mindaugas Legas yra pasirašęs įsakymą dėl to atlyginimų mažinimo. Tačiau dar yra šnekama, kad būtent generalinis yra, tarkim, kaip ir už jūsų nugaros stovi ir jūs jam neleidžiate atšaukti įsakymą. Nežinau, pasižiūrė nestovi. Jeigu iš tikrųjų, tai aš galiu pasakyti, taip, mes keitėm mūsų valdomos bendrovės valdybą ir valdyba pati organizavo konkursą ir jinai parinko direktorių ir valdyba prisiima visišką atsakomybę už bendrovės veiklą, jos rezultatus, kaip tai numatyta pagal akcinių bendrovių įstatymą. Ir tikrai tai nei partinių principų buvo paskiriamas direktorius, nei kokiu kitokiu, vien tik tai kompetencijos principų ir konkurso būdo. Ir šioje vietoje tiek valdyba prisiema visą atsakomybę, tiek ir administracijos direktorius. Ir jie turi ieškoti sprendimų, nes savivaldybė esame ekonominėje situacijoje tikrai negali papildomai dotuoti tiek vienos, tiek kitos ar trečios kompanijos. Tai susiję su visomis savivaldybės įmonėmis ir yra mūsų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kad turi visos savivaldybės bendrovės įmonės mažinti savo sąnaudas apie 20 procentų. Tai tą ir daro, tik tai matyt, kai kurie galbūt dar nesupranta, kad mes gyvenam dabar visiškai kitokioje ekonominėje situacijoje ir nenori visi solidariai turime priimti tos ekonominius iššūkius. Ir ne tik tai man, bet visiems savivaldybės darbuotojams, pavyzdžiui, nuimti ir priedai ir mažėjo kelis kartus atlyginimas atsižvelgiant į vyriausybėje priimamus sprendimus. Tai šioje vietoje neišimtis ir troleibusų parko vairuotojai. O kodėl būtent troleibusų parko vairuotojų profsąjunga nesugeba susiderinti, susišnekėti, tarkim, su administracija? Iš Mindaugo Lego irgi išgirdom, kad šiek tiek bendros kalbos neranda tarpusavyje. Gal buvo įpratę taip gyventi, kad iškeldavo kokius nors reikalavimus ir tie reikalavimai buvo tenkinami. Tai matyt, prie gero greitai priprato. Kitas dalykas, dėja šitoje bendrovėje nėra pasirašyta kolektyvinė darbo sutartis. Ir ginčai sprendžiami, galima sakyti, necivilizuotai, o laukiniu būdu. Ir matyt, to pasekmes mes visi dėl to ir jaučiame. Pavyzdžiui, autobusų parko bendrovėje yra pasirašyta kolektyvinė darbo sutartis, būtent profsąjungos su darbdaviu.
ir tenai visi klausimai civilizuočiau yra sprendžiami. Vakar jau lygtai teismas nusprendė, jau dabar nebus galima jiems 30 dienų streikuoti ir po to jau kažkaip tai bus derinamas visas, tarkim, susitarimas tolimesnis su Balčaičiu tarp Lego. Sakykit, kokie tolimesni veiksmai galimi? Ar išeis susitarti? Tai viskas priklauso nuo abipusio supratimo, sutarimo ir aš irgi būčiau už tai, kad tas supratimas ir sutarimas kuo greičiau įvyktų. Teisinėmis priemonėmis, jeigu mes bandysim vien tik tai pažaboti šį konfliktą, tai greitų rezultatų nesulauksime. Tai šioje vietoje vis tiek turi administracija kartu su profsąjunga ieškoti bendro sprendimo, bet negali būti jokio šantažo priemonių. Nes dabar tai daugiausiai kalbama iš jėgos pozicijų. Tai šioje vietoje ir man teko keletą kartų susitikti su pačiais vairuotojais. Aš matau, yra daug nepagristų baimių, kad ir tokia baimė, kad liktai bus panaikintas tiksliau troleibusų parkas, kad liktai kažkam reikalinga teritorija. Tai noriu pasakyti, kad tikrai mes jokių intencijų neturim, būtent dėl vienos ar kitos savivaldybės įmonės privatizavimo. Kaip tik labai aiškiai yra parašyta mūsų koalicijos programoje ir mūsų rinkiminėje programoje, kad šios įmonės 5 svarbiausios komunalinės įmonės Kauno Energija, Kauno Vandenys, Kauno Švara, Kauno autobusai ir troleibusai yra neprivatizuojamos ir jos visada turi būti būtent savivaldybės žinioje ir priklausomybėje ir jos turi būti atskaitingos būtent savivaldybei. Tai čia galėčiau nuraminti, gal kitos politinės jėgos ir turi kokių užmačių ar minčių, bet mes tai tikrai tokių užmačių neturim. Tai vienas buvo toksai metamas liktai kaltinimas, kad mes kažką čia sugalvojom ir kad tos kompanijos bus privatizuojamos. Tai aš galiu atvirai pasakyti ir labai tiesiai šviesiai, kad mes tokių užmačių neturim. Gal nebent kokios kitos politinės jėgos, jeigu ir turi, tai gal jos ir skleidžia tokius gandus. Ačiū Jums už pokalbį. Sėkmės.